Tai labas rytas, draugai, bičiuliai. Išaušo nauja diena, nauji darbai, nauji bajeriai. Šiandieną vėl, kaip matot, gavau DAFą ir 10 metrų priekabą. Tai turiu 3 taškus. Viena bus tokia parduotuvė gyvenamajam rajone. Tokia, visai nieko, ten toks įvažiavimas. Uždara teritorija beveik. Ir 2 kolonėlės. Tai darbas kaip ir visai neilgas, nežiūriu, grįžimo laikas 12:45. Dabar yra 6:39, kai išvažiuoju. Darbą pradėjau 5 ryto. Buvo nepakrauta, gavau darbą, buvo nepakrauta, tai pasidariau čekus ant unito, ant galvos vadinamos. Ir paskui toj sekundę susitvarkau su šito. Autopilotas pasileidau. Tai va, pasidariau čekus ant unito, paskui nuėjau į ofisą, laukiau, tai 50 minučių pralaukiau. Gavau popierius, tada nuvariau prie priekabos, pasižiūrėjau, paklausiau menedžerio, sakau, ant kurio bijau stovi priekaba, nes dažniausiai tai tik pakrovus nelabai šanteriai nutempė tą priekabą į parkingą. Tai kaip tik buvo priešais unitą, kur stovėjau tas bėjus, tai atsistojau, varinkės įsijungiau, palaukiau gal kokią nepilnas 10 minučių, atvarė šanteris ir nuėmė spyną tą vadinamą nuo vamzdžio, padloką ir viskas. Prisikabinau priekabą, pasidariau priekabos čekus ir va į kelią. Tai dabar varau į Enfieldą, bet varau ne per miestą, varau autostrada iki A10, iki 25 sankryžos, iki 25 nuvažiavimo. Ten į tą užvažiuosiu vadinamą gyvenvietę, tokį loką vadinamą. Paskui šalia bus kolonėlė, ir kita kolonėlė biškutį toliau. Reikės grįžti link 406 kelio, link šiaurinio aplinkelio. Tai tenai išsikraunu ir viskas, ir į bazę, iš tenai į bazę važiuoju turbūt kokią kem minučių. Plius minus, priklauso nuo kamščio. Tai diena realiai trumpa. Tai, dabar jau užsitempiau šitai 1:40. Tai, ramiai dirbsiu, neskubėsiu niekur, atsipūtęs ir pasidarysiu darbus ir varysiu namo. Tai tokia va diena nusimato. Tai, varau aš per pedalą į priekį, o jum gero žiūrėjimo. Srautas mašinų tai neblogas. Ženklai jau dega. Kažkas įdomaus bus. Kas ten įdomaus gali būti, taigi aišku. Kažkur kamščiukas gali būti, kas gali būti. Gerai, bet ką čia, negatyvą varyti. Reikia žiūrėti viską pozityviai, mažu viskas bus okei. Taip, vakarė jau, kai gulėsiu lovai, jau bus diena praėjusi, žinosiu, kad viskas okei. Diena baigėsi bet kokiu atveju, darbai padaryti, vakarienė pavalgyta. Bus galima įtilsėtis. Gerai, dabar šauti pirmą eilę, man atrodo. Vis greičiau.
Nu ką čia rašo, vėl kamštis. Už sankryžos vėl kamštis. Nu čia jo, čia ant Google mačiau, kad yra biški kamštukas nedidelis. Bus 40 ženklas dega. Rodo, kad kamštis. Nežinau. Įtariu taifą, pravažiuosim lėtai kažkokį tai tarpą ir vėl visi pradės važiuoti greitai. Ir tas kamštis iš oro kažkur tai nesuprantama, iš kur atsiranda. Kažkur kažkas biški pristabdo, susigrūda ir momentaliai kamštis. Ten priekį matau, kad jau viskas stoja, stabdo, kemšasi. Vėl greitis 50. Report of obstruction. Aha. Nu, gali būti, kad kažkokia mašina sugedusi yra ant kelio. Tada. Aha, matyt, mašiniuks buvo sugedęs, va. Dabar va, iki Leibėjaus davažiavo, kas čia taksas. Fordukas sugedęs. Ten BMW'as buvo sugedęs, čia Fordas sugedęs. Nu, chebra tai, kaip sakant, mąstykit ir vyniokit ant ūso. Kas genda, o kas negenda. O čia. Nu, žiūrim, ką turim. Policija 4 eilę važiuoja. Kažkur tai. Ne, greitoji, ne policija. Įvažiuojam atgal į miestą. Čia Enfieldo rajonas dabar yra. Tai 7:30. Nu, normaliai dar. Nu, vat įdomu, pamatysim, koks kipišas yra, kai atvažiuoji, pavyzdžiui, 7. Ir kai atvažiuosim dabar prieš 8 jau. Kartais atrodo skirtumas laiko visai nedidelis, 10-15 minučių, bet žmonių būna banga visiškai skirtinga. Čia tas pats, kai iš darbo, iš bazės išvažiavus į A13. Irgi išvažiuoji prieš 6, ten be 10, 6 netgi. Dar kaip ir nieko nėra, galvoju, o kaip fainiai. Nu, po 6, 10, 15 išvažiuoju, viskas, kamštis, belen koks. Ta prasme, per 15 minučių susiformuoja belen kokio didumo kamštis. Matomai toks srautas yra į Londono pusę būtent tuo laiku, kad ten ojojoj. Čia ne 20, čiagi 30 greitis. O, vagis važiuoja. Su juodu dviračiu juodai apsirengęs ir su kaukė jau varo pakirtinėti telefonų 100%. Ant mano akių buvo, čia kažkada centre buvau. Ir dažniausiai dviese važiuoja, čia dabar viens nuvažiavo. Tai matomai mina kažkur link centro ir darbuosis, telefonus atkirtinės. Parazitų gabalai. Nu, lipam. Į kalniuką. Nu va, čia kažkoks senoviškas, čia va eina kanalai po šito tiltų. Pilna tų ilgų laivų. Ir va čia kažkoks vandens bokštas įdomus, toks senoviškas.
Nu va, ką, mašiniukas pastatytas, ten kur negalima statyti, aišku. Ką dabar padarysi, nu, nevažiuosi. Kaip nors. Ir ten stovi dar mašina. Jo, papa. Čia į ten. Čia ta juodukė išvažiuos toj. Vietos yra prisiparkuoti pilna, ne, nu reikia vos ne į parduotuvę įvažiuoti, girdi. Nu, kaip nors išsimanevruosim gal. Aišku, kažkaip su veidrodžiais vis tiek man smagiau yra. Šitą vaizdą realistišką matai realų. Tai kažkaip lengviau būna biški. Nu bet. Technologija, ką padarysi. Dabar eina į technologijas. Voveriukai laksto. Normaliai. Nu gerai, galim mest vairą į tą pusę. Manau. Dabar kokio bėdžiaus tik nenugnypti iš parduotuvės išeinančio. Ir viskas. Da biskutį. Nu, все. Turėtų būti gerai. Nu, plius minus. Štai ir atvykom. Oba, į pirmą tašką. Taip, neutralką metam. Biškį orą reikia išsileisti. Good. Ką reikia, blem, šaldytuvą išjungti. Visų pirma. Все, vietoj. Tiek dabar statom iš karto palaukimo. 7:38. Nu ir kiek aš atsilikau nuo grafiko. Taip, turėjau atvažiuoti 7:14. O, tai čia nieko 20 minučių. Tai čia zuikio dainos. Tokiam darbui. Pas mus yra langas iš tikrųjų, o langas yra 45 minutės į mažasias parduotuvės. Tik jau kai važiuoji į tos prekybcentrius didžiuosius, tai tada jau reikia būti. Tai reikia būti laiku, nes, aišku, mašinų srautas visai kitas. Nu, ta prasme, fūrų srautas visai kitas. Ten eina viens po kito. Bet irgi visko būna, kadangi keliai yra keliai, kamščiai yra kamščiai, nieko čia nepadarysi. Taip, nu ką, gerai. Viskas, einu į parduotuvę, pažiūrės, ką ten babaužiai pasiruošę, nepasiruošę ir eisim krautis. Tai tiek žinių kol kas. Išsikroviau galų gale, tai va, reikia ruoštis važiuoti. Bet kaip čia gali važiuoti? Taip, dabar, veidrodukas, kaip čia gali važiuoti, kad va čia va tokie, va, atvažiuoja ir panosim pasistato. Parkinge vietos, aišku, yra. Bet, nu tai kas čia palauk, šitoks per modelis yra. Nu tai čia BMW's, nu tai common sense, kas gali mažiausiai turėti. Nu tai va tokie vadylos. Atvažiavo, numetė, nežinau, kuris nuėjo ir pardė, ir kačialką. Bet va, parkinge vietos kiek nori, kad ir va čia šalia. Tai va ten atgal pasistumti, nu nežinau, kažkiek vietos turiu, bet aš vis tiek turiu va tenai va. Čia va išvažiuoti, kad išsitiesinti ir tada atbulas va čia tiesiai, nes man reikės tenai į tą sankryžą va čia va išvažiuoti ir tenai tiesiai nuvažiuoti. Mat kur tas džiagas atvažiuoja, ne, Maseratis atvažiuoja. Tai va, vienu žodžiu, nu ką, dabar teks laukti. Teks laukti, kol tas fruktas išvažiuos. Tai va tiek. Antrą parduotuvę čia visai netoli. Tai važiuočiau 10 minučių. O gal ir trumpiau, tai vienu žodžiu. Laukiam, tada stumėmės lauk iš šito kiemo ir varom į antrą parduotuvę. Nu ką, šaldytuvas burzgė jau. Persistačiau šaldytuvą. Biškį kitaip.
Tai yra, reikėjo, pirmas kompartmentas buvo minus 21, kiti 2 po plus 1, tai reikėjo tą pirmą kompartmentą tik tai padaryti plus 1 ir viskas. Tai va, dabar burzgia. Nežinau, čia dabar nelauk, nepastebėjau, kur tas konkorėžis nuėjo. Ar čia ilgam, ar čia į pardę, ar čia dar kažkur, tai nelabai žinau. Taip, dabar jau be 10-10. Ai, dar reikia išsiprintinti, pažiūrėti. Man atrodo, biškai prisidirbau. Vietoj laukimo laiko paspaudžiau. Vietoj laukimo laiko paspaudžiau breiką. Man atrodo, 26 minutės bus breikas vietoj laukimo. Čia tai biškai būtų negerai. Bet jau čia taip bus. Taip ir yra, blemba. 27 minutės breikas įsimušė. Aila šiaip. Jis tėvomis man visai. Ne į temą, lietuviškai sakant. Nu ką darysi, bus vietoj 15 minučių tada breiko. Tada dabar grįžęs į bazę pasidarysiu pilną breiką. Prieš važiuojant į recycling centrą, į šiukšlyną tą vadinamą. Šūdas, nu. Nežinau. Kaip aš čia taip va, sugebėjau. Vienu žodžiu. Nu, to konkorėžio nebūtų čia, tai visiškai easy peasy būtų išvažiuoti. Tiesiai padai, paskui atgal ir viskas, nes gale stovi irgi mašina. Šiek tiek toliau čia tarp tų 2 mašinų lysti, nu, galima būtų, bet užknisa, nu. Taip, tingiu čia manevruoti, makaluotis tarp tų mašinų. Užknisa. Toks vėdaras. Nu, bet rimtai, blemba, nu kokio velnio lysti čia? Pilna parkingų yra, jo, papa. Gerai, palaukiu 5 minutės, neateina, tai važiuosiu kažkaip kitaip. Nebelauksiu aš to vėdaro. Kada, kur jis yra, kada jis ateis, nafik. Bandysim kažkaip išvažiuoti. Užknisa, blemba. Vadalazai tokie. Neturiu aš ten per daug vietos. Kažkiek, tai nu kažkaip, tai gal reikia bandyti išvažiuoti. Dabar grinai ant parduotuvės praėjimo važiuoju ten. Vėl ten koks konkorėžis išlys, neišlys. Yra jų ten visokių. O kaip visada, vat eina debilas. Debilas vienas eina širai. Nu, ką tu jam padarysi? Dalbajaščiras kažkoks tai. Bet jūs nepatikėsit, į parduotuvę ėjo žmogus. Nuliko pusę metrų tarp mašinos ir ten tokio stovo. Lenda jisai. Kaip žmonės taip gyvybę savo nesauga, aš nesuprantu. Nu va, po tokius tarpelius reikia landžioti. Блядь, манкеризmas. Nu, išlindau, nu tai ką padarysi. Man atrodo, ten iš tų čigonų kažkas atvažiavo. Ten vienas Rumūnas buvo dviesi, tai yra ne vienas, dviesi atvažiavo su Mersu bananu 500, kitas paskui atvažiavo su to ir tas čia, man atrodo, su to BMW atvažiavo. Irgi iš tų pačių čigonų giminės. Tai vienu žodžiu taip, išsikroviau 20 keidžių šitoj partuoj, nu tai didžioji dalis, įskaitant ir šaldytus. Tai didžioji dalis iškrauta, biškai šiukšlių pasikroviau. Nu, šiukšliam aš vadinu tos ten karbordai, tie popierius, telefonas ir tušti keidžiukai. Tai sutarkim taip, kad vadinsiu juos šiukšliam ir viskas, čia būtų viskas aišku.
Tai išsikroviau, tai į paskutinę parduotuvę, man atrodo, 3 kėdžiukai liko, o į šitą dabar, kur važiuoju, gal kokie 6, 7, nežinau. Nu, vienu žodžiu, galim sakyti, tuščias dabar važiuoju, nes didžiąją dalį iškroviau va pirmoji parduotuvė. Ten, aišku, buvo ir šitie visi gėrimai, miltai, vandenis, tie sunkieji kėdžiai, nu ir šaldyti. Ir čilinti ten daržovės su visais ten sumuštiniais, grėtiniam ir visom kitom. Tai va, pilnas deliveris padarytas į šitą parduotuvę. O dabar va į kolonėlę, tai ten nedaug bus, į trečią visai mažai. Tai ką, važiuojam toliau. Nes kitaip gali būti problemų. Tai labai aštrus atsisukimas yra. Tipsi, man atrodo, tas autobusistas. Dabar biškai daugiau reikia užsimesti. Tikiuosi supratimą turi, kad nelysti iš vidaus. Gerai, tas padarė sibas. Kokia žuvis yra. Blemba, čia dar autobusas stovi. Pita tutė. Nu, blemba, kaip čia linksma ir smagu. Vėlgi, parduotuvė, kurią reikia daryti anksti ryte. Važiavai, kol mašinų nėra, pasidarai, viskas. Dabar ką? Nieka. Vsio, ką užblokavau, tą užblokavau, sėdėsit, lauksit su manim kartu. Vsio. Tai va. Gerai. Žiūrim, ką turim. Čia yra mašiniukas stovi, va čia man reikia įsiparkuoti. Tai va, tenai autobusas mokyklinis, va, veidrodį, nežinau, ten matas, nesimato stovi. Va, tai matosi čia, kad per langą, kad ten autobusiukas mokyklinis, nes turės atbulinį važiuoti. Nu, aš va čia va kažkur turėsiu pasiparkuoti tiesiai. Tai dabar nežinau, čia, ar į parduotuvę atvažiavo šitas veikėjas, ar dar kažką, nu, bus matyti. Gerai, laukiam. O, autobuso vairuotojas atėjo. Nu, pažiūrėsim, ką jis čia man pasiūlys. Nu, turės atbulinį važiuoti, nieko nežinau. Pagyvensim, to pamatysim staigiai. A, neteis čia man sakyti, oh mate, you have to go back, ar kažkas tai panašaus. Nu, gerai, pažiūrėsim. Tai dabar čia kamerą pakišim. Nu, ir kuris važiuoja? A, jis atbulas važiuoja. Nu taip, kito varianto jam kaip ir nėra. Gerai. Aš važiuoju atbuliniu. Vsio, gerai, man vietos biškiai atsirado. Tai dabar aš biškiai kitokį tada bairį padarysiu. Ja, lucky me, kaip sakant. Pasisekė, good. Nu, va taip, kaip pilna aikštelė būna, va taip ir stumiesi dažniausiai. Vienas išvažiuoja, kitas išvažiuoja, kitas įvažiuoja, kuris ten common sense neturi. Tai jeigu mato, fūra laukia. Aš ten girgžda pas mane kažkaip keistai. Ir viskas. Tai ką iš, easy peasy, nu. Nei laukti ilgai nereikėjo girdė. Nu ką, mažu bus gerai. Ta, ką čia reikia biškį? A čia reikia keltis? Ai, nereikia man keltis. Pažiūrėsiu. Ne, nieko čia keltis mano oro pagalvių nereikia. Čia biškį, kadangi mano balnas yra aukštesnis, priekaba visą laiką yra žemiau šiek tiek priekabos galas. Tai dabar, kadangi esu į pakalinę, tai pats tas dabar. Priekabos levelis yra lygus. Galva biškį žemiau, nu tai ir... Ok, nu ką, reikia varyti darbuotis. Galų gal antram taške. Tai va, noriu tik jums parodyti, ką šiandien aš pasivažinėjau. Kaip tai va, pirma parduotuvė buvo kažkur tai va šitoj vietoj, plius minus. Paskui atvažiavau va šičia, va, kur dabar esu. Ir trečia parduotuvė va čia į apačią. Va čia į apačią. Tai čia realiai, taip kiek čia jis man dabar rodo. Tai jis man rodo va 6 mylias, nu tai nepilni 10 km. Nu 17 minučių važiuoti. Tai va, palyginus su tom, ką aš vakar gastroliavau po Angliją. Tai šiandieną tai zuikio dainas visiškas. Tai ką, atsigeriu arbatos ir varau toliau. Reikia pabaigti darbus, grįžti į bazę, pasidaryti breiką, pailsėti, papietauti to pačiu. Ir viskas, galim bus varyti. Ai, nu tai jo, šiukšlės iškraunu ir tada jo, viskas važiuoju namo. Užpylęs kurą, aišku, ir trampam tą visą procedūrą. Taip, tokios įdomybės. Na kągi, atėjo laikas varyti į trečią tašką. Tai dedu kamerą. Ir... Taip, tuoj dar pasižiūriu čia. Kaip man čia... A, viskas aišku, viskas aišku. Tiesiai ir būsim vietoj. Tie plevelį tik reikia pasikelti. Biškį buvo oro išsileidęs, kad priekaba ilgiau stovėtų. Ai, Doniuks pravažiuoja.
Nu, duoną su tokiu vežiojame, su 10 metrų priekabą važinėjomės. Nu. Tak, nu ko, atrodo oro prisipūtė. Bandysim išvažiuoti. Čia Warburtonas mažai išleis mane. Išleido, maladėc, na. Taip. Sėkmingai išvažiavau kaip net. Warburtono vairuotojas išleido, parodė, kad nieko iš galo nėra. Tvarkingai, vienu žodžiu, kolegas jau veikia, tai padėkojau, fain, viskas liuks. Taip turi būti iš tikrųjų. Kai toks bizekas yra, kitaip neįmanoma. Teisingai, čia Warburtono bazėgi netoli yra. Esu aš tenai dirbęs 2 kartus, kai ant agentūros dirbau kažkada, tai dirbau ant Huvio, kur Donelį irgi vežioja, geras darbas lengvas. Nu, tik ne multidropas, aišku, su Class 1, su fūra. O kadangi agentūrą reikėjo nusiųsti kelis vairuotojus ir į Warburtoną, kur priešais važiuoja, tai teko porą kartų ir tenai pabūti, irgi darbas geras. Nu, tik ne multidropą, šito aš jau apie tai nešnekiu. Su C klasė, su CE kategorija, tai galima dirbti, su multidropom, tai nežinau, gal aš jau per senas, bet jaunimas ką. Greitai energingai gali susisukti gana greitai, nors ir suaugusių, tokia augusių jau vyrukų yra, ir moterų irgi. Bet su Donyte dirbti visai gerai yra, nesunku. Tai per kokią 16-17 minučių nulėksim iki paskutinės parduotuvės, kol išsikrausim, kol ką bus 12. Tai apie 12, po 12 išvažiuosiu į bazę, nu tai tenai iki bazės pusvalandukas koks bus, jeigu jokių ten kamščių nebus ant 4-6. Viskas, grįžtam į bazę, pietai, po pietų šiukšlynas, po šiukšlyną užpilam kurą, pastatom mašiną ir ketvirtadienis bus atidirbtas. Nu ką, dabar įdomu bus, kokiu būdu man pavyks tenai įvažiuoti. Nes, nu tai vis tiek tuščia nebus, turbūt žmonės iš po parduotuvės eina ir kurą užsipila ir aš taip darau. Autobusas stovi, tą geriau. Tas riskas esmetas keistas, kodėl aš turiu per aplinkui, per čia važiuoti. Ne, aš važiuoju aplinkui normaliai, nesąmonė kažkokia čia padaryta. Čia įsuksim. Nesu dar šitos kolonėlės, jeigu iš tikrųjų esu buvęs čia atvažiavęs, tam reikia pasiimti ar kažką tai. Praleidžia moteriškiai ir vyrukai. Ačiū. Visiems geros valios žmonėms. Tai nesuprantu, kodėl viskas esmetas pačia neleidžia važiuoti, nepagaunu kam. Va, nei tu kokių saulių pieš, nei čia dangčius draskyti nieko. Va, paprasčiausiai atvažiavai, sustojai, viskas easy peasy. Nu, nežinau, niek negaliu pasakyti apie tai. Pas juos va taip sugalvoti. Ką reikia, orą biškį reikia išsileisti. Čia ne biškį reikia, turbūt pilnai orą išsileisti, aš taip įsivaizduoju. Gerai, einu išsijungti šaldytuvą. Parodysiu prikolą su DAF-u. Vienu žodžiu, raktai pas mane rankose, nu sakykim taip, užrakinai, ane? Ko neužsirakina? Ar užrakintas jau? Užrakintas jo. Tai užrakintas DAF-as, kad atrakinti vieną pusę užtenka vieno paspaudimo, kad atrakinti šitą pusę reikia ten 2 kartus, o gal net ir 3 paspaudyti, tada atsirakina. Bet dar vienas prikolas. Tai paspaudė atrakinimo mygtuką ir palaikai, langai atsidaro, nu. Va, abudu langai atsidarė. Nu ir aišku, jeigu nori, vaiciongas traukia. Ir jeigu nori užsidaryti, lygiai tas pats, va, palaikai, užsirakina mašinos duris ir nebeužsidaro langai, neužsidarė. Tai va, kas naudositės DAF-u, čia kelintų metų, 24 metų DAF-as, tai va tokia opcija yra. Na šiaip dėl įdomumo. O aš laukiu, kol ateis Hebrantas iš prekybos centro, nes moteriškė vieną krautis nenori. Taip kad va taip, va, prasidėsiu, palauksiu, padumosiu apie savo gyvenimą. Taip kad va taip, va ateina jau vyrukas, moteriškė atsiveda. Taip kad padumavimui laiko nelabai ir buvo. Tai tiek, gerai nukrautis. Pagaliau, darbai padaryti. Išsikroviau viską, ką turėjau. Galim judėti link bazės jau. Tai čia tie jau likučiai. Špėnešatys. Dabar jau kas iš darbų liko, tai čia jau zuikio dainos. Grįžti, papietauti, nuvažiuoti šiukšlyną. Išsikrauti akceliarkus, užpilti ir varyti namo. Lengva diena šiandien realiai. Tai gerai, taip, autobusiukas iš galo, vienas iš priekio atsistoja, kits iš galo. Nu, blemba, kaip man išvažiuoja dabar per jį. Man reikės užsilaužti, aš susubiniai biškai galiu tavo nunešti.
Prie pačio kampo pasistatė, o kits iš galo pasistatė irgi man. Fruktai vadinasi. Gerai, užsimetam diržą iš karto. O gal čia saulę pjauti tada iš karto. Išvažiuoti, bet tenai irgi vėdiškas išvažiavimas. Yra visiškai. Ne, tenai net neišsukčiau. Bet čia tai jis mane bėsina jau. Į kairę negaliu sukti, tik į dešinę. Nu, mažu pralysim. Ta bordiūrų čia pilna, jo, papa. Nu, dabar bordiūrais biškai prasys. Gerai, kad čia stulpiukus kažkas iki manęs jau yra nulaužęs. Nu, biškutį. Nedaug, bet biškutį kliuvo ant bordiūro. Taip. Nu va, čia tai nebūčiau nekaip į dešinį išsukęs iš čia va, į ten. Kur čia kažkans. Traskytas asfaltas. O, čia kas čia Ikėja užsidarė. Geras, kažkokie remontai. Čia Ikėja va buvo. Geras vairis. Čia vėl salelių pridarė kelią prisiaurino. Kokio velnio? Užsiimsiu plačiai dabar. Laugh, baby. Laugh, baby. Mašiniukas sugedęs pavojingai. Mačiai gali nunešti konkrečiai. Mersas neapdatraukia niekur iki kokios lipraudo ten ar dar kažką. Čia tokie pavojingi variantai. Toj pusėje Vauxhalis sugedęs. Kas čia yra šiandien? Sugedusių mašinų dieną kažkokia. Nedažnai tai pamatysi tiek daug. Tuo labiau važiuojant tokį trumpą atstumą, čia aš lokaliai pasivažinėjau šiandien ir viskas galim sakyti. Tai va 4 sugedusios mašinos. Tai va. Štai, 5 sugedęs. Ne, nu čia normaliai. Vėl Mersas. Mergaitė sėdi kažkokia tai. Nu, čia va kažkur yra leibėjus netoli galėtų traukti gal kaip nors. Tai pavojingai irgi stovi. 5 mašinytės sugedęs, normaliai. Tas neblogai čia užkišo ką tik. Galvoja, kad jam reikia staigiai įlysti leibėjų. Blemba, tai aš jį pasiėmiau breiką tą netyčinį ryte 8, ar kada ten man jis išėjo. Man baigėsi 6 valandas, už 15 minučių, jo, papa, nu aš maladėts. Dado į cirką nėra, bet ką, hebrytė, man reikia minti biškį link bazės greičiau, 15 minučių spėt turėčiau, bet tai va, kai reikia skubėti, vankerizmas prasideda kažkoks, tai nu. Debra, man liko 15 minučių iki infringement, nu. Kaip taip gali? Nagi sidabrinė. Bet trečią eilę gal kažkoks, lemba, žiūrėkite, ta šliaužia, tie šliaužia. Karočią. Įdomybės. Geras, kaip aš visai iš galvos man išgaravo, kad aš per anksti breiką pasiėmiau, nu, eina savo. Na va, kiekvieną dieną kokie nors bajeriai. Nu, tikiuosi iki infringmento spėsiu prisiparkuoti ir sustoti ir pauzę paspausti. Gerai, toj tą Opelį apsilenksim ir... Come on, baby, nu, važiuok. Tak, Mirsiuks praleido mane. Gerai, biškai užspaudžiam koksu. Į tas pradėjo spausti, nu. Atvankeris. Smaukeris dabar šalia manęs važiuoja. Kas jums žmonės yra? Tai jeigu važiuoji, važiuok, nu.
Leidžiamas greitis 50 mylių per valandą, nu, tai ir važiuok tą 50 ar 58 bent. Bet ne 40, kai galima. Da vienas Bankerovskis. Nu, esmė ta, kad čia užsiknysi skubėti. Ten tą aplenk, kitą juostą į tą. Vat atsiranda vienas čia, kitas kitur. Nu, karočią. Vienu žodžiu. Bet tai čia tai geras su tom 6 valandom, man patiko. Žiūriu, tachografas pradėjo bliksėti, galvoju, kas čia, kortelė išspjovė ar koks fold. Bet nesako, hebrytis. Tu bičiukas biški per dirbai valandų be breiko, nu, normaliai. Parapapam. O aš visai šiandien nieko ir neskaičiuoju, kažkaip ramiai atsipūtęs, galvoju, breikiuką padariau. Nuo palaukimo aš nieko neturėjau. Antroji parduotuvė, ką aš ten palaukiau 5-7 minutės. Trečioji toj parduotuvė irgi panašiai 5 gal minutės, tik tai palaukimo turi. Visas kitas yra arba vairavimas, arba plaktukai. Tai užtat ir, ir įdomi čia. Na nieko. Tikiuosi viskas bus ok. Nu va, jau ir prie bazės. Nepažiūrėjau, kiek aš tų minučių dar turėjau. Nu, tikiuosi prisiparkuot spėsiu. Okei, lemba nerodo tachografą dabar. Tai va, ne vairavimo laikas baigėsi, o darbo laikas baigėsi. Nu, normaliai, zašapys. Seniai taip bebuvo. Esu gavęs vieną infringementą. Už 1 minutę, va taip irgi iki bazės sugalvojau, kad reikia grįžti be breiko. Tai myniau, biški kamštukas, biški tas, biški anas. Ir perdirbau 1 minutę.